Labą dieną, dešimtokai. Toliau tęsime pamokų ciklą apie FO ciklą. Ir šį kartą supažindysiu, kaip kintamuosius padaryti, kai mes nežinome, iki kiek suktis, kad vartotojas įvestų. Tai čia turiu tokią programėlę pasidaręs, kada vartotojas įveda užduotį, antroje pamokoje bus mums užduotį, kada mes žinome, nuo kiek suksis, bet nežinome galutinio skaičiaus, iki kiek suksis. Nuo žinomo, o iki kiek nežinome. Tai tą nežinomąjį dalyką turi vesti vartotojas. Kaip tai padaryti programiškai, tai va čia supažindinsiu, kaip tai daroma. Tai turime pirmiausia apsirašyti, va štai apsirašiau, kintamai, čia pavadinimas nesvarbu. Galim bet kokį pavadinti N. Reiškia toliau paprašyti, kad vartotojas įvestų skaičių. Toliau tą skaičių turi atsiminti kompiuteris. Tai CIN mums padeda atsiminti. Paskui rezultatų išvesti reikalingas taip pat kintamasis. Tai jį nunulinam, kad jisai neprisimintų jokių skaičiavimų ir kad nebūtų, kad tikrai, reiškia, skaičius būtų nulis. Ir FO ciklas. FO ciklas sveiką skaičių priskiriam kažkokiam skaičiui, tai ten 5 ar 6, nesvarbu kiek, reiškia, sakykime, vienetas tegul būna. O čia, sakykime, skaičius tegul būna N, ne, kurį vartotojas įves. Ir čia didėja skaičius. Na ir pažiūrėkime, kaip tai gausis ta programytė. Tai paleidžiam programą, paprašo, kad įvestume skaičių, mums įvesti lengviausiai skaičiuoti, tai 3 bus įvesime, labai lengvai čia tai skaičiuosime, spaudžiame Enter. Ir matome, mums rodo skaičiukus 1, 3 ir 6. Dabar išsiaiškinkim, iš kur čia tas vienetas, iš kur tas 3, iš kur tas 6 yra. Tai tas vienetas, trejetas ir šešetukas yra iš to, kad vienetą mes jau iš pradinėje stadijoje turime I yra lygus vieneto, nuo vieneto pradės skaičiuoti. O N tai yra sukimosi nuo kartai. Tai mes žinom, kad iki 3 mes įrašėme. Tai va čia parašyta, kad 3. Tai pirmą kartelį, kada sukasi, tai S yra 0, tai S plus vienetas bus S vienetas. Toliau antrą kartelį, kai sukasi, tai jau 2 skaičius. I jau būna 2 skaitliukas mūsų, bet S irgi pasikeitė. Jisai jau yra vienetas, ne 0. Tai vienetas sudėjus su dviejetuku gaunasi 3. Tai teisingai antras nusukimasis. Jau mes žinom, kad 3. Ir jau kai trečią kartą sukasi, 3 plus S irgi 3 gaunasi 6. Taigi atsakymas matome gražus. Visą laiką taip pasistengkite, jeigu norite programą padaryti ir norit patikrinti, tikrai įsprendė užduotį, visą laiką galvokite, kad lengvai būtų įspręsti, sakykime, su kalkuliatoriu arba skaičiuotuvu arba tiesiog atmintinai, kaip mes čia dabar suskaičiavome, kad būtų galima patikrinti, ar tikrai programa tą skaičiuoja, ką mes norim matyti. Na ir dar priminsiu, kad programa FO ciklas gali skaičiuoti ir atbulai, ir į priekį, ir visą kitą. Taigi šito mums nereikės kintamųjų šitų. Čia mes galime skaičiuojam parašyti, skaičiuojam. Na, šitas mums reikalinga ir dabar nuo kiek pradedam skaičiuoti, sakykime, galim čia irgi keisti, nuo 5 galim skaičiuoti, jums bus tokių uždavinių ir iki, sakykime, 10, ne? 10. Nu va, pasižiūrėkim, kaip tai atrodys. Ir jis viską suskaičiuoja, o matot, va, kaip suskaičiuoja, ne? Dabar, kad nerodytų visų žingsnių, mes galim šitas nuimti lankelių šitos ir matysim tik rezultatą, paskutinį skaičių, va, suskaičiuoja rezultatą, paskutinį. Va. Bet mums patogiau yra, kada langelė yra, mes matom visą procesą ir mums daug geriau taip yra. Tai dabar mes matome, kad žingsniai čia nesvarbu. O gal pabandykime sužinoti, ar atvirkščiai galima bus uždavinėti taip, kad, sakykime, nuo 100 skaičiuotų iki 10. Tai 100 automatiškai yra daugiau už 10, tai turi ir I būti didesnis.
Na ir pasižiūrėkim, kas čia dabar gausis, jeigu aš čia nepakeisiu kitų dalykų. Tai eina va čia be sustojimo, ne? Ir taip be galo. Bet jeigu aš minusus uždėsiu, kad jis nuo didesnio į mažesnį, ne? Tai jūs matysite, kad gausis visas suskaičiavimas toksai. Va. Kiekvieną dalį, kaip jis apskaičiuoja. Na, aišku, jūs matote. Dabar tai mes matome ir atvirkštinį variantą, ir kaip čia galėtų būti, ir susipažinome kaip iš didesnio į mažesnį, iš mažesnio į didesnį susipažinom, ir kaip nenurodytas į lyginimo skaičius, iki kiek kartų suksis, kada vartotojas įveda. Tai šios pamokos tokia buvo pagrindinė mintis. Tai ačiū, kad žiūrėjote.